Labas rytas žvejai. Aš kaip ir visada vėl ant vandens telkinio. Tik aišku, šiandien diena šiaip tai nekokia. Ryte vien tik pažiūrėjus per langą, jau noras dingo važiuoti kažkur žuvauti, nes balta, prisnigo. Manau, gal ir visoje daugumoje Lietuvos prisnigo, bet pas mus tai balta. Tikėkimės, per pietus jau bus ištirpę. Bet aš išvažiavau bandyti laimės ant atviro jau mažo ežerėlio. Susirinkau įrankius šiandien praktiškai vos ne visus, ką turiu iš ultralight serijos, net ir aviždirbį pasiėmiau. Bandysim ką nors pagauti. O kaip seksis, bus matyti dienos eigoje. Bet tikėkimės, bent vieną kokį kitą kibimėlį kažkokios tai žuvelės gausim. Pradedam žvejybą. Keistas jausmas taip žuvaut. Sniego pilna, paukščiai čiulba iš visų pusių. Toks dviprasmiškas jausmas. Nesupranti, ar tai žiema, ar tai jau pavasaris. Bet savotiškai irgi smagu. Aišku, vėjas didžiulis šiandien jau. Va, pirma žuvelė kažkokią turiu. O, ešeriukas. Ešeriukas pirmas. Žiūrėsim dabar. Žiūrėsim iš vakar, po to žuvies kitos neimsim. Tikrai paleisiu. Tik įdomu bus pažiūrėti, kiek pagausiu. Šiaip kol kas smagu. 5 metimai pirmi. Pirmu metimu buvo panašus, atsikabino. Ir va dabar antras. Įdomu kas. Įdomiai eina. O, spaudžia. Kas. To, ko nenori. Kad kirto. To, ko nenori. Ir ko neįmanoma išvengti. Aišku, jau jų kažkaip atriboti jau neišeis. Kitaip nebus. O, yra vėl žuvelė kažkokia, bet manau vėl lydeka. Turėjau kelis kibimus į vairias pusės, nepasigirto, va biškį pasididinau kablį. Taip. Neapsirikau. Biškį pažeidė. Dar laiko. Dar viena yra, bet manau, kad lygiai tokia pati. Kilo jos čia. Bus pagal įėjimą. Aišku. Aišku, šalta, tai nemalonu. Rankos sušlampa. Kažkas tai yra, bet manau, kad vėl ta pati lydeka. Kažkiek didesnė.
O man nukando. Yra kažkas tai, bet įtaria, kad bus tokia pati žuvis kaip visą laiką. O, siautėja. Tuoj nukas, pasibaigs siautėjimas. Nusivylimas. Naka nusiplauta aplinka. Nu įdomu, ar čia be lydekaičių dar šiandien kažką pavyks sumedžiot. Ar tik jos ir kibs. Nu, tik meti ir bet kimba nedorėlės, manau. Gausiai, kad nenukastų, nes jau atsibodo raišiot. O. Pakylam, pažiūrėsim, ja. Kasgi daugiau. Užkiptų rasčiau, kur ešerių, tai visai nors būt kažkiek smagiau. Vėl kažkas yra, pirmą kartą kalinė užsikirto, dasivijo ir antrą kartą iškėbo. Greičiausiai, kaip ir visą laiką šiandien. Nustebčiau, jeigu būtų kita kokia nors žuvis. Aišku, priešinasi. Ešerys buvo! Eik tu sau! Va, prieš tai geras ešerys pabėgo, dariau smūgio lydekaitė kalė. Gaila, gražus ešerys būtų buvęs. Bet ne visos žuvys išsitraukė. Žaunam toliau. Šitų žuvelių viskas aišku, kas čia per žuvys šiandien kimba. Nu, nustebink. Ja, stebsiu. Ja. Jau taip ir nustebau. Na, aišku, vis tikėjęs. Vienas kibimas. Aš dar net netikėjau, pakėliau, geras ešerys, 5 kilo, bet
susikėlė ir atsikabino. Ką pradėjo vėl guminukas ant kablio čiužinėti. Reikia užsidėti kembrikėlį ir išspręsim šitą problemą. Va tokius vamsdelį susipjaustų mažais kembrikėliais. Va, gal ant pirštinės geriau matysis. Va tokiais. Ir perveria per kabliuką, iki guminuko datraukia. Ir viskas. Ir laiko tada neduoda čiuožti. Va, viskas, problema išspręsta. Kažkas tai įdomiai purtosi. Tai va, įjungiau gal kartais ešerokas. Nes čiut. Aha. Ja, įdomiai purtosi. Suku guminuką. Šeriai, kurgi jūs? Na, čia pradėsiu keiktis. Ne kiekvienu metimu. Ir aišku, manau, lydeka, nes kiek čia jų gali būti. Atsikabino. Nu, neįdomu, kas buvo. Sunku pasakyti, kad nematyčiau. Nes va ir ešerokas iš šitos vietos pagautas, tas stambus ešerys nuėjo. Tai nėra garantijos, kad būtina jau lydeka. Jo, ešeraitis. Trečias nedidekas. O prieš tai atsikabino toks pat. Nu va, galėjau nešinginėti. 3 metimai, 3 lydekas. Kažkas tai net nervas ima. Ir guminuką. Ką aš dėsim kitą šitą putlaiką, kas pataisysim. Va, liko
Nelabai ir keitulioji liko. 4 guminukai mešta yra. Sužuvausim ir namo. Pažiūrom, 3 metimai buvo. Dabar pabandom 4 metimą. Va, tik nukando kitas užmetimas ir yra vėl. Gal dabar ešerys, įdomiau spurda. Va, kas. Jo, ešerys. Aišku, dar mažesnis, ne tokis, kaip buvo prieš tai. Bet, va, tai dėl ko aš atvažiavau čia. O, va. Žiūram, gal sukilo burelės. Gal va dar greitai. Bet va, štai pačiu vietoj tas stambus atsikabino. Aba, yra. Nėra, atsikabino, vėl tokia gera žuvis buvo. Šarukų tokių nedidžiulių radau. Kas nenuspurda, neįprastai. Ja, mekšras. Geras. Gal kad spurda kažkaip tai kitaip. Geras mekšriukas. Geras. Kas čia vėl? Šerukas. Biškį riebesnis. O ką, va, piliai yra šriukai, gaila, kad tas va stambus atsikabino. Va, irgi toks. Vienu žodžiu, svarbiausia įžuvaut. Žuvaunant kažką galima ir pagaut. Va, šeriukai kaip išprotėję. Nedidžiuliai pradėjo kipt. Aišku, kamerą įjungiau. Kibo. Čia jau ne šeriukas. Čia jau buvo tas, kas šeriukus stveria. O taip, čia šiandien visą dieną praktiškai ir vyksta veiksmas. Kibimas šiandien buvo pasakiškas. Aišku, pagrindė kibo lydekai, nedidžiulis. Bet vis tik
Pagavau ir kelis ešeriukus. Aišku, stambių nepagavau. Buvo tokių porą gražesnių. Tokia jau koja viena gražia užkibo. Turėjau vieną gražų ešerį, bet deja atsikabino, kaip ir žadėjau, žadam amnestiją. Tegul plaukia, auga toliau. Ką, iki sekančio karto.